Labas vakaras, tęsėme paskaitų susitikimų ciklą istorijos miestui ir pasauliui. Ir šiais metais kalbame jau 14 paskaita apie žmogų ir aplinką. Ir nagrinėjame tos atvejus, kai žmogus keičia savo gyvenamąją aplinką, o kartais ir atvirkščiai. Ir kai įsivaizduojame, matome, keliaujame per Lietuvą, dažnai irgi matome kraštovaizdį, kuris yra pakeistas, formuotas per ilgus amžius čia gyvenusių žmonių. Ir tikriausiai, kalbant apie Lietuvos kraštovaizdį, neįmanoma apie jį kalbėti, nepaminint vienos svarbiausių reformų mūsų istorijoje, tai yra Valakų reforma. Ir man labai malonu pristatyti šitos srities ekspertę, Daugybinės kultūros istorijos muziejaus draustinio direktorė, daktarė Laura Prasevičiūtė, kuri šiandien mums skaitys būtent pranešimą šią temą, Valakų reformos paveldas, kaimo kraštovaizdis. Tai Laura, prašom, jūsų laikas. Labas vakaras, ačiū visiems čia atėjusiems paklausyti apie tai, kas yra Valakų reformos paveldas. Tai mano šios dienos tikslas bus supažindinti jūs, kokie kraštovaizdžio elementai atsirado Valakų reformos metu, kaip jie keitėsi ir ką šių dienų kraštovaizdyje mes galime atpažinti kaip Valakų reformos paveldą. Tai visų pirma norėčiau pradėti nuo to, kas yra Valakų reforma, nes be suvokimo šito reiškinio labai sunku kalbėti apie pačius kraštovaizdžio pokyčius. Tai Valakų reformą sumanė ir įgyvendino Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas. Ši reforma visiškai pakeitė agrarinius dvaro ir kaimo santykius, žemdirbystės sistemą ir nulėmė pirmą planingą iki tol susiformavusio Lietuvos kraštovaizdžio pertvarką. Ir tas kraštovaizdis atsiradęs, suformuotas 16 amžiaus viduryje, jis yra vadinamas valakiniu kraštovaizdžiu, istoriografijoje yra priimtas toks jo terminas ir tai yra Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio raidos etapas, kurio atskiri elementai su labai mažais pakitimais ir praktiškai visiškai nepakitę išsilaikė beveik 400 metų. Tai reiškia, kad toks kraštovaizdis, koks buvo suformuotas Valakų reformos metu, išliko iki sekančios žemės reformos, iki vienkiemių reformos, kuri Lietuvoje pradėta įgyvendinti dalyje Lietuvos teritorijoje XIX amžiaus pradžioje, likusioje Lietuvos teritorijoje įgyvendinta XX amžiaus 3–4 dešimtmečiais. Ir kai kurie šito valakinio kraštovaizdžio elementai šių dienų kraštovaizdyje gali būti atpažįstami kaip paveldo objektai. Tai galėtų būti gatviniai rėžiniai kaimai, senosios tų kaimų kapinės, fragmentinis kelių tinklas, kuris atsirado Valakų reformos metu, ir perplanuotų miestelių stačiakampio plano fragmentai. Tai kadangi mes šiandien kalbam tik apie kaimo kraštovaizdžio pokyčius, miestelių perplanavimo ir tai, kaip įtakojo Valakų reformą, mes neliesime. Na ir Valakų reformos esmė kokia buvo? Valakų reformos esmė buvo ta, kad Lietuvos didysis kunigaikštis, siekdamas padidinti iždo pajamas, valstiečių prievolės siekė susijęti su turimo žemės dydžiu, o ši žemė turėjo būti aiškiai apribota taisyklingose masyvuose ir apdirbama taisyklingų trilaukių. Ir reforma istoriografijoje yra vertinama 3 aspektais. Tai techninis, socialinis ir ekonominis. Tai techniniu aspektu svarbiausi šitos reformos uždaviniai buvo atskirti valstybinių žemių plotus nuo privačių žemių, kadangi iki Valakų reformos Lietuvos didysis kunigaikštis nežinojo, kiek tiksliai žemių jis valdo ir koks tų žemių plotas yra. Lietuvos kraštovaizdyje ir
Žemėvaldoje vyravo padrika, smulkiasklypė, tokia žemėnauda. Tai reiškia, kad žmonės žemės sklypus valdė labai netvarkingai, ten, kur juos įsisavindavo, o kaimai iki Valakų reformos buvo kupetinės formos, padriki, vyravo taipogi ir vienkiemiai. Ir didysis Lietuvos kunigaikštis, siekdamas ekonominių tikslų, kaip ir minėjau, padidinti iždo pajamas, jis įsakė matininkams ir revizoriams išmatuoti visas jo nuosavybėje esančias žemes. Tam jis išleido Valakų reformos nuostatus. Tie nuostatai buvo išleisti 1557 metais, balandžio 1 dieną, ir iki pat 18 amžiaus pabaigos tai buvo pagrindinis dokumentas reglamentavęs kaimų žemėnaudą ir žemėvaldą. Tie nuostatai reformos, jie buvo dar kelis kartus papildyti 58 metais. Ir visą žemę buvo nurodyta šitais nuostatais išmatuoti vieningų žemės matavimo vienetų valakų. Iki tol žemės matavimo vieningo vieneto nebuvo ir žemė buvo matuojama derliaus arba darbo kiekiu. Tai kaip ir minėjau, didysis kunigaikštis nežinojo, kokio ploto teritorijos ir žemės valdo. Ir tikslas techninio reformos aspekto buvo nustatyti tikslias valdomos žemės sienas ir ribas. Ir tas techninis aspektas, aišku, sąlygojo socialinius pokyčius valstiečių gyvenime. Visų pirma, tai, kad valstietis turėjo nugriauti savo sodybą, kurioje gyveno, ir perkelti savo sodybą su visais ūkiniais pastatais į naujai įkurtus kaimus. Su šita reforma galutinai įsitvirtino baudžiava. Valstiečiai jau nebegalėjo laisvai pirkti, parduoti ar kažkaip kitaip perleisti žemę. Visa žemė buvo paskelbta kaip valdovo nuosavybė ir nepriklausomai nuo to, kiek valstietis turėjo žemės, ar jis buvo ją įsisavinęs, ar buvo nusipirkęs, ar paveldėjęs, tai jis galėjo gauti daug mažiau žemės, negu turėjo iki tol. Tai visiems valstiečiams buvo dalinama po vieną valaką žemės, nepriklausomai nuo to, kiek iki tol jis to žemės turėjo. Tai kaip ir minėjau, galutinai buvo įtvirtinta baudžiava ir valstietis prarado teisę laisvai palikti savo valaką, tarkim, ir ilgesniam laikui kažkur išvykti ir palikti dirvonuoti žemę, apribota judėjimo laisvė ir nubrėžta labai didelė takoskyra tarp bajoro ir valstiečio, kai valstietis dar galėdavo išsitarnauti bajoro titulą, tai jau to po Valakų reformos nebegalėjo būti. Ir ekonominis aspektas, to, ko didysis kunigaikštis siekė, tą jis ir pasiekė. Tyrinėtojų duomenimis Lietuvos didžiojo kunigaikščio iždo pajamos po Valakų reformos išaugo 3-4 kartus. Tai aišku, pamatę bajorai ir didikai, kokia šita reforma yra naudinga ekonominių požiūrių, šitą reformą ėmė įgyvendinti ir savo valdose. Tai techniniu aspektu reforma pasireiškia šiais kraštovaizdį pertvarkiusiais veiksmais. Tai trilaukės rėžinės sistemos įvedimu, gatvinių rėžinių kaimų įkūrimu. Šitas terminas yra
įvestas, aišku, šiuolaikinėje istoriografijoje. Naujas kaimo tipas yra vadinamas gatvinis rėžinis kaimas arba gatvinis kaimas. Naujų kelių ir patogių sienų sudarimu, miestų pertvarkymu ir palivarkų įkūrimu. Tai mes dabar aptarsim kiekvieną naujai atsiradusi kraštovaizdyje elementą ir jo pokyčius. Apie kaimų pertvarkymą Lietuvos didysis kunigaikštis Valakų reformos nuostatose skelbė. O kur bus matuojama, turi matuoti visokią žemę, pirktą ir įkeistą, nes kumetis, kaimietis ir visas jo turtas yra mūsų, o žemę aprašinėti, kokio dydžio valakai, išilgai ir skersai, kuriuose vietose, o kur valakai gali būti ištisiniai, matuoti į 3 laukus, kiekviename lauke po 11 margų, tai yra valakė 33 margai su priedu, o jei dėl įvairių priežasčių negali būti ištisinių valakų, tai išmatuoti margais. Ir skaidrėje pateiktame plane jūs ir matote naujai įkurto kaimo trilaukę sistemą. Tai yra gatvinis rėžinis kaimas, gyvenvietė jo pažymėta vidurinėme lauke. Pagal Valakų reformos nuostatus visi naujai steigiami kaimai kaimo gyvenvietė turėjo būti steigiama vidurinėme lauke. Tai oranžinė, geltona ir mėlyna spalva čia yra pažymėti 3 laukai, žalia spalva pievos ir miškai. Tai dar kartą pasikartosiu, kad visa iki tol Lietuvos didžiojo kunigaikščio buvusi žemė skirtingose vietose, skirtingose teritorijose, išsidėsčiusi smulkiais sklypais ir įterpta ir įsiterpusi į kitų savininkų sklypus, buvo išmatuota į vientisus žemės plotus. Savininkams, kurių žemė pateko į naujai planuojamo kaimo ribas, žemė būdavo privalomai atiduodama kitoje teritorijoje, kaip Valakų reformos nuostatose pabrėžta, kad būtų kuo arčiau jų dvarų. Ir jeigu toj teritorijoje, kurioje atiduodama buvo ta žemė, patekdavo blogos žemės daugiau negu geros, tai atitinkamai ir žemės plotą gaudavo tas savininkas didesnį. Tai čia kalbam apie bajorus ir didikus, aišku. Tai va, ir šita reforma buvo siekiama įvesti trilaukę rėžinę sistemą, trilaukę sėjomainos ciklą, kai vienais metais vienas laukas yra skiriamas pūdymui, kitas laukas vasarojui, trečias žemkenčiams. Ir paeiliui tai yra keičiama. Tai aišku, tokiu būdu buvo siekiama didesnio derliaus. Ir kadangi aš čia nuolat toliau minėsiu valaką, tai yra žemės matavimo vienetas naujas, tai žinokite, kad vienas valakas yra apie 20, šiek tiek daugiau negu 21 hektaras žemės. Taip, tai kokie dar nauji kraštovaizdžio elementai atsirado kartu su naujai išplanuotais kaimais. Tai yra laukų skirstimas rėžiais. Kiekvienas iš 3 laukų buvo suskirstytas rėžiais ir ta rėžinė sistema jums yra puikiai matoma skaidrėje pateiktame plane. Šiek tiek kitokiomis spalvomis pažymėti 3 laukai, jie čia pažymėti raide A, B ir C. Taip pat matot labai puikiai detaliai pavaizduotą naują kaimą. Ir tam, kad jums būtų lengviau įsivaizduoti, kokį žemės kiekį valdė valstiečiai naujuosiuose kaimuose, aš jums pažymėjau ruda spalva Jasonių kaimo plane vieno valstiečio valdomus rėžius. Vienam savininkui priklausiusių žemės sklypus. Tai matom, kad pirmame lauke jis valdė 4 sklypus, antrame 3 ir vidurinėme 3 ir trečiame irgi 3 sklypus. Taip pat
dar buvo tarp 2 ir 3 laukų suformuoti maži papildomi sklypeliai, kurių matyt negalėjo matininkas išmatuoti ir prijungti prie kažkurio iš laukų. Tai kaip ir minėjau anksčiau, vienas valakas buvo skiriamas vienai valstiečio šeimai, bet, kaip rašoma nuostatose, valstiečiai nebuvo linkę iš pradžių imti po vieną valaką ir dažnai vieną valaką valdydavo kelios šeimos, tarkim 3 broliai, sūnus, 2 sūnus ir tėvas, tai reiškia po 3 šeimas vieną valaką valdė ir ilgainiui tam, kad būtų paimta kuo daugiau laisvų valakų, naujai įsteigtuose gatviniuose kaimuose buvo leista vieną valaką imti ne daugiau negu 2 šeimoms, tai 2 broliams arba tėvui ir vienam sūnui. Kad jūs geriau įsivaizduotumėte, kaip galėjo atrodyti iki valakinis Lietuvos kraštovaizdis, jums yra pateikta kairėje pusėje Alovės bajorkaimio faktinio žemės valdymo planas pateiktas, kuris yra sudarytas 1822 metais. Ir čia aš jums noriu pailiustruoti, kaip galėjo atrodyti iki valakinis Lietuvos kraštovaizdis ir jo žemėnauda. Iš ties šaltinių istorinių arba archeologinių, kurie galėtų mums labai tiksliai nupasakoti, kaip atrodė iki valakinis Lietuvos kraštovaizdis, tiksli tų kaimų sandara arba žemėvalda mes neturime. Bet po valakų reformos tam tikri bajorai, smulkieji bajorai, kurie gyveno akalicose arba bajorkaimiuose, kurie turėjo po vieną valstietį arba iš vis jų neturėjo, jie savo kaimuose žemės reformos šitos valakų nevykdė. Tai yra keliama prielaida ir aš jai pritarčiau, kad tokių bajorkaimių žemėnauda ir pavyzdžiai gali iliustruoti iki valakinį Lietuvos kraštovaizdį. Tai juoda spalva Alovės bajorkaimio žemės plane yra pažymėta vienam savininkui priklausę žemės sklypeliai. Ir sodybos išsidėščiusios palei Alovės ežerą, matot, kokia kaimo struktūra yra netvarkinga. Sodybos skirtingais atstumais yra nutolusios viena nuo kitos. Čia taip pat atkreipkite dėmesį į kelių tinklą, keliukai pažymėti punktyrinėmis linijomis ir iš karto mes galim matyti, kad tas pats savininkas, vienas ar kitas, kitų savininkų žemės sklypai yra pažymėti balta spalva. Ir mes iš karto matom, kad norėdamas patekti į savo kažkurį sklypą, žiūrėkime į juodai pažymėtus sklypus, savininkas turėjo norom nenorom kirsti kaimyno ar kito žemvaldžio teritorijos sklypus. Tai iš to mes žinom, kad ir įvairiuose šaltiniuose yra minima, kad dėl to kildavo labai daug konfliktų. Ir šitie konfliktai pereidavo ir iki teisminių procesų, kadangi, važiuojant dirbti savo žemės sklypo, aišku, važiuodavo su jaučiais ar ten arkliais ir kažkieno vasarojų ar žemkenčius būtinai išmindydavo. Tai va, ir matot, kaip netvarkingai šitie visi sklypeliai išsidėstė ten, kur jie buvo įsisavinti, ten, kur jie buvo įsigyti. Ir tokie bajorkaimiai, arba dar kitaip vadinamos akalicos, jų žemėvalda dar nebuvo pasikeitusi netgi ir 20 amžiaus pirmoji pusėje. Tai yra gausybė šaltinių, kai vienkiemių reformos metu matininkai ateidavo matuoti šitokių bajorkaimių ir visa situacija žemėvaldos būdavo lygiai tokia pat, kokia pavaizduota čia XIX amžiaus pradžios plane. Yra išlikę liudijimų, kad vienas iš žemėtvarkininkų pasakojo, kad Gonkainio akalicoje, kur jis matavo
į vienkiemius skirstė Akalicą, jis rado daugybę netvarkingų sklypelių ir nei vienas savininkas ten gyvenęs neturėjo žemės nuosavybės dokumentų ir, kas svarbiausia, nežinojo, kokį žemės plotą jis valdo. Tai manyčiau, kad iki Valakinio kraštovaizdžio bent jau dalinį vaizdą šitas planas puikiausiai gali iliustruoti ir kiti bajorkaimiai ir Akalicos. Kokie dar atsirado kraštovaizdyje nauji elementai? Tai prie kaimų naujai įkurtų, dar noriu jums pabrėžti, kad naujai kūriamų kaimų tinklas po Valakų reformos jis sutankėjo, kadangi didysis Lietuvos kunigaikštis liepė kurti kaimus visose žemėse, kur tai yra galima daryti. Tai ten, kur kuriant kaimą, likdavo ne iš žemės sklypų, kurie nepatekdavo arba negalėdavo būti išmatuoti ir prijungti prie 3 dirbamos žemės laukų, bet būdavo kaimo teritorijoje. Tai tokie sklypai būdavo vadinami užuseniais ir tuos užusenius gaudavo naudoti žemę paėmęs valstietis, galėdavo imti kaip pievas, ganyklas arba miško plotus. Bet maždaug 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiaus pradžioje tokiuose užuseniuose pradėjo steigtis sodybos. Tai šitas Jakubonių kaimo planas, pažymėta raudonų rėmeliu Jakubonių kaimo užusenis, ir man pavyko šitą užusenį identifikuoti 1865 metų plane, kaip gyvenama sodyba, ir 2016 metais ortofoto, ir dabar ortofoto matosi, kad ten yra išlikusi gyvenamoji sodyba. Tai kai kuriuose užuseniuose į dirbamos žemės arba vietoj pievų dirbamos žemės plotų įsikurdavo sodybos, o kai kur tokiuose užuseniuose dalinantis šeimoms atsirasdavo ir kelios sodybos ir įsikurdavo maži padriki kupetiniai kaimeliai. Tai tokių kaimelių yra identifikavęs dabartiniai nacionalinio parko, Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje tyrinėtojas Šešelgis. Vieno iš jų fragmentą jūs matote šitoje nuotraukoje, tai yra Varniškio antrojo kaimo sodyba. Ir tokių užusenių prie kaimų būdavo išmatuojama nuo 1 iki 14. Bet ne visose jose įsikurdavo sodybos, bet, kaip ir minėjau, išimčių būdavo ir tikrai nemažai. Tai yra pirminiai vienkiemiai, kitaip dar galima juos pavadinti. Sienos ir ribos, nauji kraštovaizdžio elementai. Čia jūs matote nuotraukoje Štelmokų kaimo kraštovaizdį, užfiksuota 1937 metais. Tai Valakų reformos nuostatais kaimų naujai įkurtų sienos buvo labai griežtai apibrėžtos, saugomos ir jų ta apsauga reglamentuota teisės aktais. Tai reiškia, kad kaimo sienų pažeisti nebuvo galima. Kaimo sienas žymėdavo įvairiais riboženkliais, dažniausiai tai būdavo kapčiai. Tie kapčiai būdavo supilami iš akmenų, žemių, kartais iš žemių, užkasant juose puodų šukes, akmenis, anglis. Ant to kapčiaus būdavo galėjo būti statomos kuolas arba kažkoks kitas riboženklis. Tai vėlgi, jeigu kas nors pažeistų tą riboženklį, išartų arba panaikintų, kad pabirę medžiagos, kurios ten užkastos, rodytų, kur tas riboženklis buvo. Sklypų ir rėžių ribos buvo žymimos ežiomis. O čia vėlgi iš aero nuotrauka 38 metų Pikelių kaimo. Tai jūs puikiai galit matyti rėžinę sistemą ir atkreipkite dėmesį, dešiniajame kampe ant rėžių ribos, jeigu jums matosi, auga medžiai. Tai rėžių ribos buvo žymimos ežiomis,
Tai yra Žižmų kaimo rėžiai, kuriuos jūs ir dabar dar galite pamatyti pietryčių Lietuvoje. Tai tos rėžių ribos buvo žymimos ežiomis. Eže, kaip pasakojama, yra ir XIX amžiaus pabaigos užrašymuose ir XX amžiaus pradžios užrašymuose, kad ta eže kartais sudarydavo ir iki 1,5 metro nertos žemės plotelį tokį. Ir jis aišku, žemę visą laiką stengtasi žemės kuo daugiau įsisavinti ir tas plotelis siaurėdavo, ir likdavo ten rašoma ir iki 30 cm. Bet jeigu kada būsite pietryčių Lietuvoje, būtinai atkreipkite dėmesį į išlikusius gatvinius rėžinius kaimus ten, nes ten dar galima pamatyti senąją valakinę žemėvaldą. Aišku, jinai išlikusi tik vidurinėme lauke, ten, kur buvo įkurta sodyba. Ir tie neišarti žemės ploteliai, ežios labai puikiai dar ten matyti. Ir kaip ir minėjau, ant rėžių ribos dažnai būdavo sodinami ir medžiai. Tai tie medžiai priklausydavo arba per pusę gretimų rėžių savininkams arba tam, kuris pasodino. Svarbus aspektas ir tai, kad valakų reformos metu Lietuvos didysis kunigaikštis leido valstiečiams užsiauginti savo valakose miško, bet prieigos teisę į miško masyvus, kurie priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, valstiečiai buvo praradę ir jeigu miško medžiagos gaudavo tik tai išskirtiniais atvejais, jeigu sudegdavo sodyba. Tai girininkas galėdavo skirti medienos, pasistatyti naujai sodybai be valdovo raštiško sutikimo. Ir aišku, ant rėžių ribos, ypatingai kaimavietėje, atsirado vėlgi, ėmė formuotis dar nauji papildomi kraštovaizdžio elementai, tai įvairios tvoros. Tai jūs čia matot Kleboniškių gatvinėme kaime, ant rėžio ribos tvora, rėžių ribas žymi medžiai ir medžiai imti sodinti ir palei gatvę. Be to medžiai atliko ir kitą funkciją. Jie saugojo nuo gaisrų gretimus rėžius, kadangi tokiuose kaimuose, kol jie buvo pagrinde dūminės gryčios, be kaminų, ypatingai daug gaisrų kildavo. Tai ne tik tai iš esmės praktinę funkciją atliko medžiai, bet kiek tenka skaityti vėlgi užfiksuotose kraštotyrinėse ekspedicijose duomenys, kad žmonėms medžiai atliko ne tik praktinę funkciją, bet buvo sodinami ir dėl grožio, žmonės tą pabrėžia, ir dėl pavėsio. Tai gatviniai rėžiniai kaimai dabartinėme Lietuvos kraštovaizdyje, ypatingai vidurio ir šiaurės Lietuvoje, gali būti atpažįstami kaip tokie medžių gojeliai, nes tuose kaimuose dar ypatingai nemažai išlikę šito gamtos paveldo, kuris iš esmės yra kompleksiškas valakų reformos kraštovaizdžio paveldas ir turėtų būti saugomas neatsiejamai nuo sodybų arba nuo kitų elementų. Kaimo užstatymo struktūra. Kaimo užstatymo struktūra taip pat buvo ganėtinai griežtai reglamentuota valakų reformos nuostatose. Jūs čia matote Gelsvių ir Mickaičių kaimų užstatymo struktūrą 1812 metų planai. Raudona spalva yra pažymėti gyvenamieji namai. Atkreipkite dėmesį, kad jie visi yra pastatyti galu į gatvę. Juoda spalva yra pažymėti visi kiti pastatai. Tai užstatymo struktūrą sąlygojo rėžio siaurumas. Tai rėžį kokį gaudavai išmatuotą, tokį ir tokiame rėžyje ir turėjai sustatyti visus savo pastatus, kuriuos ūkininkas turėjo. Tai aišku, per kelis šimtmečius
architektūra šituose kaimuose, jinai evoliucionavo. Gyvenamasis namas, jeigu ten 16 amžiuje jį sudarė viena patalpa gryčia, vėliau namui evoliucionuojant priesenis atsirado kamara, tada seklyčia, namas išilgėjo, bet yra tokia prielaida ir jinai pasitvirtina archeologinių tyrimų duomenimis, kad gyvenamasis namas, ten, kur jisai stovėdavo nuo pastatymo, jam sudegus arba supuvus, lygiai toje pačioje vietoje vėl būdavo statomas naujas namas, bet toje pačioje sodyboje. Tai tą patvirtino ir Kleboniškių gatvinėme kaime daryti tyrimai, kai perkeliamo namo vietoje buvo atrasta lygiai toje pačioje vietoje, stovėjęs 16 amžiuje gyvenamasis namas be pamatų, vėliau pastatytas 17 amžiuje namas ir šiam sudegus keliais šimtmečiais vėliau pastatytas naujas gyvenamas namas. Taip, tai tą kaimo užstatymo struktūrą vėlgi jūs puikiai galite stebėti vis dar ir pamatyti pietryčių Lietuvoje, kurioje nebuvo įgyvendinta vienkiemių reforma. Galų į gatvę išsirikiavę gyvenamieji pastatai. Dar vienas svarbus aspektas, kad Valakų reformos nuostatais buvo reglamentuota kai kurių pastatų statymo vieta. Tai liepta lengvai užsidegančius pastatus, tokius kaip Klojimas, Sujauja, statyti kuo toliau nuo gyvenamųjų pastatų. Kadangi Klojime ir nuotraukose jūs čia matote Klojimų eilę pietryčių Lietuvoje ir Klojimą stovinti toliausiai nuo gyvenamojo namo Kleboniškių gatvinėme rėžinėme kaime, tai tokiuose Klojimuose būdavo dūminis pečius, kurį džiovinant linus reikėdavo kūrenti naktimis ir esant tokio pečiaus nepriežiūrai kildavo labai daug gaisrų ir nuo tokių gaisrų užsidegdavo ištisi kaimai. Tai vat vėlgi nuotraukoje jūs matote Klojimą, pačioje tolimiausioje perspektyvoje kaimo kraštovaizdyje stovinti ir aišku atkreipkite dėmesį į kraštovaizdžio elementus, kuriuos aš jau minėjau, įvairiausių formų tvoras. Ir Joniškaičių kaimo aeronuotrauka 35 metų, vėlgi puikiausiai matyti kaimo užstatymo struktūra, visi gyvenamieji namai stovi palei gatvę, galų į gatvę. Į sodybos pagal rėžio siaurumą būdavo pastatai statomi arba vieną eilę, arba dviem eilėmis. Iš esmės patys pirmieji gatviniai rėžiniai kaimai, tai jie buvo tik vienpusio užstatymo, arba vienas savininkas galėdavo turėti abipus, iš esmės jisai turėdavo vieną rėžį abipus gatvės ir vėliau vykstant šeimų pasidalinimo procesams, tai yra paveldėjimo metu, atsirado ir dvipusis kaimų užstatymas. Tai reiškia, kad vienoj gatvės pusėje likdavo viena šeima, kitoj gatvės pusėje statydavosi namas su ūkiniais pastatais kita šeima. Tai tokių kaimų Lietuvos teritorijoje jūs irgi galite aptikti. Stelmokų kaimo sodybos užstatymo struktūra 37 metais, tai galų į gatvę stovintis gyvenamasis namas, klėtis praktiškai didžiąja dalimi procentale Lietuvos teritorijoje buvo statoma priešais gyvenamąjį namą ir arba kitoj gatvės pusėje, bet labai netoli gyvenamojo namo. Ir lygiai tokią pat užstatymo struktūrą, kokia vyravo 400 metų, jūs galite ir dabar dar pamatyti pietryčių Lietuvoje, praktiškai viskas identiška, tai Rimašių kaimas ir Žižmų kaimo sodybos užstatymo struktūra. Ūkinis kiemas Žižmų kaime, ūkinis pastatas ir toliausiai nuo jų esantis Klojimas.
dar vienas kraštovaizdžio elementas, kuris atsirado kartu su Valakų reforma, tai yra dendaržiniai tvartai. Naujas pastato tipas, tyrinėtojai vėlgi nesutarė, yra įvairių nuomonių dėl šito pastato, kad tas pastatas galėjo būti žinomas Lietuvoje ir iki Valakų reformos, tačiau paskaičius Karšuvos valsčiaus inventorių, kuriame yra teigiama, kad valstiečiai turi statyti dendaržinį tvartą savo sodybose, kad būtų tokiame tvarte sukaupta kuo daugiau organinių trąšų. Ir tą tvartą statyti, jeigu kas nežino, kaip jis atrodo, Palenkės pavyzdžių. Tai vadinasi, Palenkės regione toks dendaržinis tvartas buvo paplitęs ir jeigu jis būtų paplitęs Lietuvos teritorijoje, turbūt nebūtų reikėję nurodyti Palenkės kaip pavyzdžio, iš kurio reikėjo perimti šitą pastato tipą. Tai yra stačiakampio plano tvartas su atviru vidiniu kiemu. Brėžinyje jūs matote, kaip atrodė tokio tvarto išplanavimas. Tai yra įvairiausių patalpų, čia praktiškai yra 9 patalpos, tai yra ir daržinės patalpa, ir kiaulidė, ir arklidė, ir kiaulidė. Ir principas yra jums šito tvarto veikimo parodytas, parašytas iš Karšuvos valsčiaus inventoriaus, kuriame buvo skelbiama, kad kaip reikia statyti šitą pastatą visų pirma ir kad viduryje šito pastato turi būti palikta tuščia vieta, kad gyvuliai galėtų iš tvartų laisvai patys išeiti ir į vartus įeiti. O šiaudus ir ką kita, kad galvijai sumindžiotų, tokiu būdu bus pakankamai trąšos žemiai tręšti. Tai kaip atrodė vidinis tokio pastato kiemas, jūs matote nuotraukoje. Tai kadangi reikėjo suintensyvinti žemės ūkį, reikėjo aišku ir žemę tręšti. Ir šitie tvartai buvo paplitę Lietuvos teritorijoje iki pat 20 amžiaus vidurio. Mano duomenimis šiuo metu yra vienintelis pavyzdys tokio pastato tipo, kuris buvo masiškai paplitęs Lietuvoje ir jis yra Lietuvos etnografijos muziejuje. Jeigu yra auditorijoje žinančių kitose Lietuvos vietose išlikusių tokio pastato pavyzdžių, būsiu labai dėkinga, jeigu pasidalinsite informaciją. Tačiau tokių pastatų jūs dar galite rasti dvarų sodybose. Aišku, jie yra akmenų mūro ir plytų mūro, tai man yra žinomi Baisogalos dvaro sodyboje tokio tipo pastatas stovintis ir Gruzdžių dvaro sodyboje. Kas atsitinka su gatviniais rėžiniais kaimais istorijos tėkmėje? Tai atsitinka tai, kad rėžiai smulkėja dėl paveldėjimo. Ir čia jūs matote Pėdžių kaimo vaizdą prieš išskirstant jį į vienkiemius ir matot vienam savininkui priklausiusius rėžius šitame plane sužymėtus juoda spalva. Tai matininkas, kuris vykdė šito kaimo skirstimą vienkiemiais, suskaičiavo 75 savininkus ir vienam savininkui priklausiusius 80 rėžių. Tai ilgainiui tokia sistema rėžinė gatviniuose kaimuose pasidarė nepatogi žemę dirbti būtent dėl rėžių smulkėjimo. Ir yra vėlgi fiksuota gausybė duomenų, kai matininkai ateina matuoti, skirstyti kaimo į vienkiemius ir ten randa gausybę rėžių priklausiusių vienam ūkininkui. Ir ūkininkai valdo mažus žemės plotus nuo pusės valako iki 10-dalio valako ir yra netgi fiksuota tokių duomenų kaimuose, kad
vieno savininko vieną sklypą nuo kito skyrė 7 kilometrai. Tai reiškia, kad nuo vieno sklypo iki kito tu turėjai važiuoti 7 kilometrus, kad tą sklypą įdirbti. Ir irgi netgi yra tokių duomenų, kad ilgiausias sklypas, kaip ir čia, 2,5 kilometro rėžis tęsiasi. Ir vėlgi teko rasti duomenų kai kuriuose šaltiniuose, vienam kaime užfiksuotas siauriausias rėžis 80 cm. Tai va. Ir aišku, dalyje Lietuvos teritorijos 19 amžiaus pradžioje Užnemunėje, 20 amžiaus 3-4 dešimtmetyje visoje likusioje Lietuvoje prasidėjo vienkiemių reforma. Dalis kaimaviečių gatviniuose rėžiniuose kaimuose liko savo vietose ir viršutinis kairėje pusėje esantis planelis jums rodo, kaip buvo skirstomi žemės masyvai savininkams. Žodžiu, žemė visa vėl buvo sutelkiama į vieną žemės plotą. Tai tų skirstimo į vienkiemius kaimaviečių tipų buvo įvairiausių. Tai čia pirmas ir antras paveikslėlis kairėje pusėje jums rodo, kaip žemė buvo išmatuojama, pabrėžiu, tose pačiose kaimavietės ribose, kokios ir buvo nustatytos Valakų reformos metu. Kaimo sienos nesikeitė. Ir kitoje pusėje matote, kaip atrodydavo žemės skirstymas į vienkiemius po tuose kaimuose, kuriuose žmonės išsikeldavo iš senosios kaimavietės. Nes dalis likdavo kaimavietėje, dalis iš tos kaimavietės išsikeldavo. Varnionių kaimo išskirstymo vienkiemiais planas 14 metais sudarytas. Šitas kaimas, pati kaimavietė, sodybos liko senosiose vietose, o visi šitie žemės ploteliai jums rodo, kaip sutelkta žemė buvo į vientisus sklypus. Kapinės. Dar vienas Valakų kraštovaizdžio elementas, mano nuomonė, naujai atsiradęs gatviniuose rėžiniuose kaimuose, įkūrus kaimą naujoje vietoje ir tų kaimų tinklas, kaip ir minėjau, sutankėjo, tame kaime buvo steigiamos ir kapinės. Dar kartą pabrėžiu, kad kaimų ribos buvo labai griežtai reglamentuotos ir vieno kaimo gyventojai negalėjo kažkaip kitaip naudotis kito kaimo servitutais arba bendra kažkokia žeme. Tai šitose nuotraukose jūs matote, kaip atrodo gatvinių rėžinių kaimų kapinės senosios dabartinėme kraštovaizdyje. Tai jos gali būti atpažįstamos kaip nežymios pakilumėlės. Maždaug 80% tokių kapinių, kurios yra išlikusios prie gatvinių kaimų, mes neaptinkame jau jokių paminklų. Jokių antkapinių paminklų ir kažkokių žymių, kad ten yra buvusios kaimo kapinės. Tai gali būti pakilumėlė, gali būti kalvelė, gali būti pakilumėlė apaugusi medžiais, kaip viršutinėje kairiojoje nuotraukoje. Na ir šitos kapinės yra minimos įvairiausiuose šaltiniuose, kaip laukų kapinės. Su laidojimu tokiuose kapinėse bažnyčia labai ilgą laiką kovojo, nes buvo siekiama, kad valstiečiai iš savo kaimų vežtų mirusiuosius laidoti į bažnyčią arba į šventorių. Aišku, toks laidojimas buvo mokamas. Vienas aspektas. Kitas aspektas, atsiminkim, kad bažnyčių tinklas buvo labai retas, jau iškart po Valakų reformos įkūrimo, o ir vėliau. Tai bažnyčios buvo ganėtinai sunkiai ir labai sunkiai pasiekiamos kai kuriais metų laikais. Ir visgi šaltiniai rodo, tie šaltiniai yra dekanatų vizitacijos ir mirties metrikų knygos, kad kaimo gyventojai savo mirusiuosius per visus to šimtmečius buvo linkę laidoti senosiose kaimo kapinėse. 18 amžiuje ima plisti laidojimas šventorių kapinėse.
O 18 amžiaus pabaigoje apšvietos epochos idėjų įtakoje šventorių kapinės imtos uždarinėti ir pradėtos steigti parapinės kapinės. Bet vis tiek didžiąja dalimi per visą XIX amžių ir netgi iki XX amžiaus vidurio palaidojimai senosiose kaimo kapinėse išlieka ir tai yra fiksuota gausybėje mirties metrikų knygų. Man teko ištirti maždaug 400 kapinių Kelmės, Pakruojo ir Radviliškio rajone. Tai šita mano teorija, bent jau istoriniais šaltiniais remiantis, pasitvirtina. Aišku, yra aspektas dar tas, kad archeologiniais tyrimais ganėtinai mažas procentas tokių objektų yra tyrinėtas. Na ir jums palyginimui, kaip atrodė Lietuvos kraštovaizdyje senosios gatvinių kaimų kapinės, tol kol tie kaimai gyvavo, kol buvo kas prisimena tuos mirusius, kurie ten yra palaidoti. Ir kaip atrodo lygiai tokios pat kapinės šiuo metu, išlikę tik akmenų mūro tvoros fragmentai. Tai šitos kapinės dažnai yra vienintelis atminties ženklas išnykusių kaimų kraštovaizdyje. Tai va čia, tarkim, yra išnykusio Budrių kaimo senosios kapinės, ta nežymi tokia pakilumėlė, o Budrių kaimo kraštovaizdis, tol kol jis buvo, yra dešinėje pusėje esančioje nuotraukoje. Ir aišku, gausu yra sunaikintų senųjų kapinių. Čia yra Bružių kaimo senųjų kapinių vieta. Tai tokios kapinės labai intensyviai buvo naikinamos sovietmečiu. Ir čia yra pasakojimas jums pateiktas, kaip tie procesai atrodė. Ir kaip ir minėjau, atminties ženklai kaimų kraštovaizdyje, tai yra senosios kaimų kapinės, nes ten yra saugomas 400 metų žmonių gyvenimo atminimas. Dažniausiai, kaip ir sakau, tuose kaimuose, kurie yra išvis išnykęs, tai yra vienintelis atminties ženklas. Ir paskutinis elementas, kuris keitėsi Valakų reformos metu, tai yra kelių tinklas. Valakų reformos metu buvo prisitaikoma, kuriant naujus kaimus, prie esamo vieškelių tinklo, tai yra prie pagrindinių prekybinių trasų, jokių būdų jos nebuvo naikinamos ar kažkaip kitaip paveikiamos. Ir jeigu kaimą buvo galima išmatuoti ir steigti prie vieškelio, tai buvo parenkama, kad tas vieškelis taptų kaimo gatve. Ir šalia to vieškelio buvo išmatuojamas kaimo bendras plotas ir rėžiai ir kuriamas kaimas. Ir aišku, kadangi sutankėjo gyvenviečių tinklas, atsirado gausybė naujų keliukų, jungusių kaimus vienus tarpusavyje, vienas su kitu, kaimas su miesteliu, kaimas su kapinėm. Taip pat atsirado įvairiausias vietinių keliukų tinklas tarp kaimo laukų. Tai vat, tarkim, šitam brėžinyje jūs galit pamatyti, kad kelias skirias laukų sienas. Tai buvo tokie keliai, kad būtų patogu pasiekti rėžius, nevažiuojant per kaimyno ribas. Ir atsirado dar vienas toks svarbus kaimo kelių kraštovaizdį elementas – Paklonių keliukas. Tai va šitam brėžinyje jūs matot pagrindinę gatvę ir lygiagrečiai su ja suformuota Paklonių keliuką. Paklonių keliukas tai buvo toks keliukas, kuriuo ūkiniams reikmėms naudotas. Tai kad nevežti organinių trąšų iš diendaržio pagrindinę gatvę, tai arba ten nevaryti gyvulių pagrindinę gatvę, tam buvo naudojamas Paklonių keliukas. Va jis atrodo taip. Pilna dar jų yra šiuolaikinėme kraštovaizdėje, jos dar galima atpažinti. Kaimo keliukas vadinamas užvara arba išgena. Atrodė taip kraštovaizdyje. Tai buvo kaimo kelias, aptvertas aukšta tvora, juo būdavo varomi galvijai į ganyklas. Tai tam, kad neišmindytų vėlgi kažkokių pasėlių, būdavo tie keliukai
visi bendri visam kaimui arba kartais turėdavo ūkininkai ir atskirus tokius keliukus iš savo sodybų. Na ir čia šaltinyje yra minima absoliuti įvairovė kaimo kraštovaizdyje egzistavusių kelių ir kokių pavadinimų tik tai nebuvo. Taip, ir keliai vienkieminiame ir kolūkiniame kraštovaizdėje, ta pati vieta, kurią prieš tai jums rodžiau, kaip jie keitėsi, atsirado nauji po vienkiemių reformos, atsirado nauji keliukai, kurie vedė į vienkieminės sodybas ir tai, ką jūs matote, kaip kardinaliai Lietuvos kraštovaizdis, čia rodau tik tai kelių tinklą, pasikeitė po kolūkio reformos. Ir Manikūnų kaimo ribose jums yra pažymėtas buvęs kelių tinklas alyvinė spalva. Ortofoto nuotraukoje jūs matote dabartinį kelių tinklą, tai galite iš karto pamatyti, kokie pokyčiai buvo, kaip keitėsi Valakinio kraštovaizdžio keliai ir kaip keitėsi sienos kaimo. Tai geltona spalva yra buvusios kaimo ribos, vyšninė spalva yra dabartinės atkurtos kaimo ribos. Tai šitam kaimui, atkuriant istorinės kaimo ribos, dar labai pasisekė, nes ribos yra ganėtinai tiksliai atkurtos, bet yra Lietuvoje kaimų, kuriuose pusė kaimo istorinio teritorijos yra atiduota gretimam kaimui ir kai kur ribos visiškai nesutampa su istoriniam ribom. Kaip atrodė keliai Lietuvos kraštovaizdyje iki 20 amžiaus? Netgi vidurio, tai taip kaip atrodo dabar lauko keliukai, nes vietinių kelių tiesybos susukėtinta danga neegzistavo tokios. Tai Valakų reformos nuostatose buvo pasakyta, kad ten, kur yra šlapia, prašom grįsti akmenimis tas vietas, užpilti smėlių. Tai buvo tas reglamentuota, bet aišku, kad maža procentinė dalimi tas vyko. Ir netgi šaltiniuose vėlgi fiksuojama, kad kaimo gatvės, čia yra Smilgių kaimo gatvė, netgi iki 20 amžiaus buvo klojamos tos šlapios vietos, kad būtų geriau pravažiuoti, buvo klojamos žabais ir užpilama smėliu. Tai va, ir miestuose netgi yra tokių duomenų archeologiniais tyrimais remiantis. Jeigu aš jau minėjau, kad pietryčių Lietuvoje yra labai daug išlikusių kraštovaizdžio elementų Valakinio, puikiai idealiai išlikę gatviniai rėžiniai kaimai, tai kitoje likusioje Lietuvos teritorijoje situacija yra daug sudėtingesnė, bet tų kraštovaizdžio elementų vis tiek mes galime dar gausiai pamatyti, jeigu mokame juos perskaityti. Tai likusioje Lietuvos teritorijoje po kolūkio reformos su gatviniais rėžiniais kaimais atsitiko taip, kad dalis kaimų iš vis buvo sunaikinta, tai va tokio kaimo pavyzdys. Per visą prezentaciją aš jums rodžiau Jasonių kaimą, buvau sužymėjus sklypus, kuriuos valdė vienas savininkas, tai Jasonių kaimo net žymės nebėra. Tai čia ant ortofoto yra užneštas buvęs kelių tinklas, buvusi sodybvietė ir kaimo ribos. Ten dabar yra ariamas laukas. Ir netgi kaimo kapinaitės geltonas spalva pažymėtos, šitam plane jos irgi yra sunaikintos. Yra ir kaimų, kurie išlikę dalinai su pilna gatvinio kaimo struktūra. Tai šitoks pavyzdys yra Žibartų kaimas ir tokių pavyzdžių gausybė. Jūs galite rasti visoje Lietuvos teritorijoje. Kleboniškių gatvinis kaimas, gatvės želdiniai, sodybos užstatymo struktūra. Yra kaimų, kuriuose išlikę tik pavienės sodybos su užstatymo struktūra, kaimo gatvė ir želdinių fragmentai. Šniukonių kaimas. Kaulinių ir Gimbogalos kaimų sodybų planinė užstatymo struktūra. Ir aišku, yra tokių kaimų, kuriuose yra išlikusi tik tai gatvė ir želdiniai, kurie žymi buvusias sklypų ribas ir kaimo gatvę. Ir šitokie kaimai, ypatingai su želdiniais, situacija yra tokia, kad pastaraisiais metais tie želdiniai ypatingai stipriai nyksta dėl kelių atnaujinimų ir rekonstrukcijų. Jeigu dar prieš 5 metus važiuodavai ir kraštovaizdyje gatvinėme kaime dominuodavo želdynai, tai po kelių metų važiuojant
gali rasti jau visiškai iškirstus palei senąją kaimo gatvę buvusius medžius. Kartais dar galima aptikti ir tokių dalykų kaip Dandaržinio tvarto pamatai, tik pamatai dėja. Žemėvalda. Tai paskutinė mano skaidrė. Jeigu jum rodžiau Žižmų kaimo ežes ir rėžius atskirtus, tai likus visoje Lietuvos teritorijoje mes tos tikrosios valakinės žemėvaldos jau nebegalim rasti. Tik tai sodybiniuose sklypuose, kiek yra rėžinės sistemos išlikusios kaimavietėse senosiuose, bet pietryčių Lietuvoje jūs dar matot, kokia graži rėžinė sistema yra išlikusi. Tai yra 13 metais ir 24 metais iš kadastro registro ištraukti duomenys ir oranžinės ir žalios linijos žymi dabartinius sklypus. Tai va. Tai labai ačiū už dėmesį ir už kantrybę. Laura, ačiū labai už įspūdingą paskaitą ir aš jos metu vis įsivaizdavau, kaip žmonės mato Lietuvą. Tai aš pabandžiau įsivaizduoti, kaip jūs matot Lietuvą, jeigu jūs kur nors nuveža kas nors užrištom akim į kokį nors lauką paleidžia ir sako, kas čia? Ir Laura sako, čia matau kolūkinę, kolchozinę, čia yra šiek tiek valakų likę, čia Stolypino kampas ir čia Krupavičiaus reforma. Tai maždaug taip matot iš tikrųjų? Tai iš tikrųjų taip matau. Ir važiuodama keliu, aš matau, kur yra gatvinis kaimas, kur vienkiemio liekanos ir... Supratau, mano klausimas yra, eksperimentą mes padarysim šitą, bet mano klausimas yra valakų reforma ir tie visi matavimai. Aš žinau, kad ta vienkiemio Krupavičiaus reforma vyko 20 metų ir ten daug matininkų, kultūrtechnikų dirbo, apsigyvendavo. Kas ten matuodavo tą žemę 16 amžiuje ir kokiais būdais? Tai 16 amžiuje žemę matuodavo revizoriai ir matininkai. Ir šitos revizorius ir matininkus didysis Lietuvos kunigaikštis pasikvietė iš Palenkės teritorijos, ten savo domenę panašią žemės reformą, bet ne tokiomis apimtimis ir ne taip žaibiškai buvo įgyvendinusi Žygimanto Augusto motina Bona Sforza. Tai ten jau matininkai ir revizoriai buvo apmokyti ir Žygimantas Augustas pasinaudojo šitą situaciją. Ir noriu pabrėžti to, ko nepasakiau dar, kad šita reforma buvo įgyvendinta labai greitai, per kelis dešimtmečius. Šitas labai svarbus dalykas. Įsivaizduokit, kokios apimties tai buvo reforma ir kaip greitai ji buvo įgyvendinta. Taip, gal turite klausimų? Štai čia pirmoji ranka pakilo. Prisipažinkite, kiek valakų turite iš pradžių. Noriu paklausti, kur dar buvo Lenkijoje dar įgyvendinta šitą valakų reformą? Kur dar panašiai buvo? Tai apie Lenkiją kalbant, tai Palenkės teritorijoje, kurioje buvo domenas Bonos Sforzos. Ir ten ne tik Bonos Sforza panašią reformą įgyvendino, bet kiek yra žinoma ir Radvilos savo dvaruose. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės apimtyje, tai reforma visų pirma buvo įgyvendinta vakarinėse Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse ir pietryčių Baltarusijoje, o paskutiniais 16 amžiaus dešimtmečiais persikėlė į rytinės Baltarusijos dalis. Ir ta žemėvaldos sistema rėžinė va šitokia, kai yra susietas atsiranda vieningas žemės matavimo vienetas, aišku, jinai atkeliavo ir į Palenkę, į Bonos Sforzos dvarus iš Mazovijos ir iš vakarų Europos. Tik tai ten tokios reformos vyko po kelis šimtmečius, o Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo įgyvendinta per kelis dešimtmečius. Čia papildant tą patį klausimą, jūs minėjot, kad šiaurinė Lietuvoje nebuvo įvykdyta, o kodėl nebuvo? Buvo. Taip, visoje Lietuvos teritorijoje. Ir tokių kaimų, kaip ir sakiau, galime ir šiauriniai dalyje rasti, ir vidurio Lietuvoje, ir rytiniai Lietuvos dalyje.
Čia tokį priverstinį klausimą. Norėčiau paklausti, kaip tai už užsienį atrodė tam Valakinio kaimo kontekste. Tai jie ir atrodė, kaip ir minėjau, jie buvo išmatuoti taip pat valakais, bet ne rėžiais, tai buvo tam tikras žemės plotas, grįžkime prie tų užsienių, tam tikras žemės plotas, kuris buvo duodamas kaip ganykla, pieva arba miško plotelis. Ir ilgainiui jisai virsdavo sodybą. Ir tokiose sodybose dažniausiai apsigyvendavo miško tarnautojai, kadangi ir tie užusieniai dažniausiai buvo kuriami, kaip pavyzdžiui, Jakubonių kaimo užusienis, tai kažkur miško, šalia miško, tai tokiose teritorijose, kurių nebuvo įmanoma prišlieti prie bendrai tų 3 dirbamos žemės laukų. Taip. Dėkui labai už pranešimą. Aš turiu kelis klausimus. Nežinau, ar jūs žinosite atsakymą, bet ar buvo, kai įvyko ta Valakų reforma, ar buvo reglamentuojama, ką sodinti, kokius kultūrinius augalus? Man nėra žinomas toks šaltinis, bet neatmetu galimybės, kad man galbūt nėra žinomas. Bet Valakų reformos nuostatos aš neaptikau. Žodžiu, jūs šnekate galėjo pasirinkti, sakykime, vienas nori grikius, kitas nori kažką kitą auginti. Negaliu jums atsakyti į šitą klausimą tiksliai. Ar buvo kažkaip jie verčiami, kad auginkite tik tai kviečius ir rugius? Neturiu tokių duomenų. O kitas, jūs rodėte pačioj pradžioj tam tokius didžiulius tuos rėžius, oranžinį, mėlyną, pačioj jūsų pranešimo. Tai čia yra 3 laukai kaimo. Ir jie paskui ūkininkai, tie valakininkai susiskirstydavo. Tai reiškia, čia daugiau. Oranžinis didžiulis plotas yra ten daug tų valakų. Tai įtempa. Taip, tai aš iš karto tada paaiškinsiu, kad šitas brėžinys, jis neiliustruoja rėžių, šitas konkrečiai planas, bet tie rėžiai buvo tame kaime nuo. Tai va, vienas, sakėt, naudojamas vasarojui, kitas pūdimui, o kitas. Kaip ta organizacija vyko? Ta prasme, reiškia, tik oranžiniam jie nusprendžia visas kaimas, kad bus pūdimas, o tik mėlynam mes tam žiūrėjome. Nėra tokių duomenų, bet aš nemanau, kad tai buvo, kad visas kaimas tik... Taip, bet čia yra, mano tokia prielaida daroma, bet trūksta šaltinių, kuriuose galima būtų tai perskaityti. Įdomu, kaip ta organizacija atvyko tam mėlynam plote, ar visi vienu metu augina tik tai žieminius, ar kažkaip dryžiais augina, keičiasi? Nemanau, kad visi vienu metu augina. Taip, paskutinis klausimas, labai įdomi tema. Jo, labai daug klausimų, bet iš mandagumo paprašysiu vieną. Arba jūs pamiršot dar mums papasakot apie palivarkus. Tai aš kadangi į kaimo kraštovaizdį orientavausi, miestų mes tai buvom sutarę, kad šitos paskaitos tema nelies miestų dvarų palivarkų. Tai aš noriu paklausti, jūs minėjot, kad valstiečiai negalėjo naudotis mišku, tai nuo kurio amžiaus atsiranda servitutinė ganiavos teisė karališkose ir dvarų miškuose. Ganiava miškuose. Užsibaigė tais metodiniai Lietuvoje, kada prasidėjo. Jeigu reformos nebuvo. Jeigu aš neklystu, man atrodo, Kazimiero teisyne galbūt yra paminėta ta teisė. Bet kadangi tai nėra mano tyrimo šaltinis, ganiava, įeigų, prieigų teisė, mano tyrimo šaltinis yra kraštovaizdžio aspektai ir kaip jie keitėsi, tai aš nenoriu jūsų klaidinti šituo atsakydama į šitą klausimą, nes aš tikrai turėčiau pasidomėti. Tai kaip ponas nemato, tai galima ganyti. Tai ačiū, Laura, labai už atsakymus. Vėliau galima bus dar pabendrauti prie eksponato. Dabar kviečiu muziejininkę Laimą Lapėnaitę, kuri pristatys muziejaus eksponatą. Tai yra Vieno gatvinio kaimo planą. Prašom. Labas vakaras visiems.
Iš karto noriu atsiprašyti už savo kolegę Solveigą, galbūt kas nors tikėjosi ją pamatyti šiandien, jinai negalėjo atvykti, todėl pristatysiu eksponatą aš, todėl gal ne viską ir žinosiu apie jį, bet ką žinosiu, tą papasakosiu ir atsakysiu jums į klausimus. Matote ekrane, vėliau galėsit prieiti ant stalo, pasižiūrėti gyvai, kaip atrodo šis planas. Tai yra Didžiasalio kaimo, Ignalinos rajone, viso kaimo planas. Jis yra saugomas šiame muziejuje, etnografijos ir antropologijos skyriuje, archyve etnografijos rinkinių, Lietuvos kraštotyros draugijos fonde, nes būtent Lietuvos nacionalinis muziejus yra paveldėjęs kraštotyros draugijos visą archyvą. 20 amžiaus 80-mečiuose paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos užsakymų Vilniaus inžinierinis statybos institutas, dabar jis vadinasi Vilniaus Tech, dar truputį anksčiau Vilniaus Gediminos technikos universitetas, gavo užsakymą, šio instituto architektai gavo užsakymą kartu su studentais vykdyti tyriamasias mokslinės ekspedicijas kaimiškose vietovėse. Ekspedicijų tyrimų metu buvo renkama liaudies architektūros objektų medžiaga, rengiami detalūs jų brėžiniai ir fiksuojami liaudies architektūros kaimų savitumai. Jų pagrindinis tikslas buvo užfiksuoti kaitą įvykusią tuose kaimuose, būtent sodybų, pastatų kitimą, kiek jie galėjo aprėpti. Todėl neužteko fiksuoti, būtent šis planas buvo padarytas 1983-84 metais. Tais metais tam kaime vyko ekspedicija. Jai vadovavo Martynas Purvinas, etnologams, etnografams, architektams gerai žinomas žmogus. Aš jau čia nesiplėsiu ir nepasakosiu apie jį. Ir būtent tada neužteko vien nubraižyti faktiškai, kas tuo metu yra išlikę, bet labai daug dėmesio buvo skiriama surinkti, kalbinti žmonės, rinkti interviu, ką jie prisimena, kokias detalės. Ir būtent iš tų visų surinktų prisiminimų, užrašymų buvo, tarytum atkurtas XIX amžiaus pabaigos to kaimo vaizdas. Turim dabar džiaugtis ir dėkoti porą dešimtmečių vykusioms ekspedicijoms, apie kurias aš kalbėjau, nes jų metu buvo surinkta labai daug medžiagos būtent apie tuos senuosius gatvinius kaimus, kurie saugomi kaip kultūros, architektūros objektai. Ir jeigu mes pasižiūrėsim į mūsų fondus, į mūsų archyvą, tai pamatysim didžiulės papkės su medžiaga skirta vienam ar kitam kaimui. Tiksliai aš dabar negaliu pasakyti, kiek buvo ištyrinėta kaimų, bet gerokai virš 30 ir kiekvienam kaimui buvo skiriama po, tarkim, 10 didžiulių papkių, kur yra pilna brėžinių, nuotraukų, piešinių. Ir būtent, jeigu kalbėsim apie šitą planą, tai čia Purvino atkurtas XIX amžiaus pabaigos šio kaimo vaizdas. Bet šalia jo dar muziejaus fonduose yra bent 3 ar 4 analogiški planai, kurie vaizduoja jau 20 amžiaus pirmos pusės, kaip atrodė tas kaimas, tada 20 amžiaus vidurys, vienu žodžiu tokiais sluoksniais ir tarpais. Tai gal aš čia jau neįdomiai šneku, gal geriau prieikim, pasižiūrėkim ir tada pasiaiškinsim, kas neaišku. Ačiū, labai įdomiai kalbat, bet tai visus pakvieskim prie plano. Galim mūsų užduoti klausimą ir jums, ir Lauvai.
Ir artėjantį savaitgalį atšvęskit visi vasario 16 ir važiuokit į pietryčių Lietuvą, į Vilniuje, pasižiūrėti tų išlikusių kaimų. Darykite savo ekspedicijas. Ačiū viso.